Čia Lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? Lašo. Eik tu. Rubrika Lašas po Lašo pristato renginių organizavimo profesionalai Renginių vizija. Lašas po Lašo. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Kaimynas trukdo, klausykit, norėjau čia pagalbos paprašyti. Nu tai aš klausau. Nuo rytojaus pradedu savo butą remontuoti. Nu į kas, kai jūs remontuojat butą? Griausim sieną, lupsim grindis, nebus kaip gyventi. Norėjau paprašyti, gal priimtumėt pagyventi? Ne, aš neturiu kur. Aš skolingas neliksiu. Jums kambaris tvarkysiu, valgyt padarysiu. Aš neturiu kur priimti vienam kambarį. Žmona sako, kad atsinešim savo dvigulę lovą ir viskas, mums daugiau nieko nereikia. Neturiu kur priimti. Žiūrėkit, kas tur 2 kambarius. O ką, mes vienam kambarį nesutilpsim? Nu tai su manima jo. O ką, juk nieko tokio, susipažinsim, susidraugausim. Neturiu kur, atsiprašau, bet aš neturiu kur priimti. Aš, žmona ir mūsų sūnelis. Aš jums sakau, aš neturiu kur priimti. Ai, dar šuniuką auginam. Šuniuką jūs auginkit, dėl manęs. Patvarkysim jūsų kambariuką, pastatysim lovą, bus čiki. Nežinau, ką jūs sakykit, darykit, ieškokit savo įėjime, o aš tikrai neturiu kur priimti, aš tik išvažiuoti ruošiuosi, nepaliksiu nieko. Nu va, kaip gerai, viskas įsisprendė. Vadinasi, kol jūs išvažiavus būsit, mes pagyvensim. Gerai, pasakiau, nepriimsiu. Pasaugosim turtą, kol būsit išvažiavus. A jūs supratot, kad aš sakiau, kad nepriimsiu. Klausau? Labą dieną, kaimynas trukdo, klausykit, norėjau čia pagalbos paprašyti. Nu, į ko jam reikia tam kaimynui? Nuo rytojaus pradedu savo butą remontuoti. Butą remontuoti? Taip, griausim sieną, lupsim grindis, nebus kaip gyvent. Gal priimtumėt pagyvent? Gana čia šposus kreis. Aš skolingas neliksiu, jums grindis išplausiu, pietus pagaminsiu. Ačiū, aš pasidarau valgyti, kambarį susitvarkau, viską patys pasidarau. Žmona klausė, ar atsirastų kokia dvigulė lova pas jūs. Atsiras dvigulė lova. A tik tai jums su žmona vaikam nereikia. Tai mes vaikutį prie savęs paguldysim. Tik va, mes dar ir šuniuką auginam, nieko tokio. Ai, mes turim šuniuką irgi. Tai puiku, gal jau galim rytoj atsikraustyti. Rytoj galit kraustytis, ir visą lalūną galit atsivežti. Čia kokiam mėnesiukui, plius minus. Ar galit lalūnos, iš daugiau ten galit lalūnos atsivežti? Tai labai gerai, tada visas lalūnos kolektyvas ir atsikraustys. Nu gerai, prašom tada lalūnos kolektyvą, kviečiam. Geros jums nuotaikos, iki. Ačiū, viso. Renginių vizijos komanda pasiūlys idėjų, pilnai suorganizuos bei profesionaliai praves jūsų įmonės ar asmeninę šventę. Renginių vizija pasirūpins, kad jūsų šventė būtų įspūdinga ir nepamirštama. Daugiau informacijos renginiųvizija.lt arba telefonu 8 645 600002.